Būkite pasveikinti iš Kauno rajono, šiandien Garliavoje 20-asis jubiliejinis pirmos lygos remiamos Top Sport turas ir šeimininkai priima Tauragės taurą. Ir vėl Pedro Junioras, vėl jo reidas, perdavimas, čia kova dėl kamulio, šalia vartų skrieja. Pavyksta įveikti presingą Garliavos ekipai, čia Paštukas baudos aikštelėje. Ohoho, paskutinėmis kėlinio akimirkomis šis rezultatas. Junioras, jo smūgis ir kiek nedaug dabar pritrūko. Jau yra žaidęs pirmojoje lygoje ne vienerias rungtynes. Tiesa, netoks dažnas svečias. Jis čia. Smūgis į vartus. Iš pačios deviniukės traukia kamuolį ir... Eduardo vienas prieš Sudakovą. Štai taip, Eduardo Pedras klaidina savo oponentą. Bando klaidinti, čia į pagalbą, Justas Paštukas savo gynėjų ateina, labai laiku tą pagalbą ir jos dėka, nepavyko ilgam perimti kamulio ir pagaliau Tauragės tauras pralaužia Garliavos gynybą. Muša įvartį net ir traumos kaina, Tauragės komandos žaidėjas, reikės ir medicininės pagalbos, bet svarbiausia pasiekta. Vienas ir Aidė, arbitro švilpukas, skelbiantis, jog Tauragės tauras išplėšė pergalę paskutinėmis rungtynių akimirkomis prieš Garliavą 1-0. Martinas Perveinis pasižymėjo įmušdamas pergalingą įvartį.